Sveiki! Šioje apžvalgoje apžvelgsime Asus Shop LT pristatomą Asus Transformer Infinity planšetę ir ją palyginsime su praėjusios kartos modeliu Transformer Prime, kurį buvome apžvelgę anksčiau. Išorės skirtumai. Abiejų planšečių korpusas pagamintas iš aliuminio, išlaikomas tas pats Zen dizainas, tačiau Infinity nugarėlės viršutinėje dalyje yra plastmasinė dalis, kurios dėka išspręstos belaidžio interneto, Bluetooth bei GPS signalo stiprumo bėdos, su kuriamis buvo susidurta praeitame modelyje. Visi Prime modelio savininkai nemokamai gavo specialų priedą, kurį prijungus signalas sustiprėdavo, tačiau jis užimdavo pagrindinę planšetės jungtį. Abiejos planšetės yra vienodo dydžio bei išmatavimų, tačiau Infinity kraštai buvo suapvalinti, siekiant didesnio patogumo laikant šią planšetę rankose. Taip pat pasikeitė mygtukų ir jungčių išdėstymas planšetės šonuose. Abiejoms šioms planšetėms tinka ta pati papildoma klaviatūra. Jos pagalba galėsite prijungti USB įrenginius ir skaityti SD korteles. Ekranas. Abiejų planšečių ekranų dydis tas pats, tačiau Infinity ekrano rezoliucija buvo padidinta. Prime buvo 1280 ant 800 pikselių, o Infinity turi Full HD 1920 ant 1200 pikselių ekrano rezoliuciją. Tačiau ši rezoliucija dar atsilieka nuo trečiojo iPad Retina ekrano. Rezoliucijų skirtumas ypač pastebimas skaitant tekstą. Beveik neįmanoma pamatyti atskirų pikselių. Procesorius. Infinity įmontuotas greitesnis Tegra 3 procesorius nei Prime modelyje. Prime procesoriaus darbinis dažnis buvo 1,3–1,4 GHz, o Infinity 1,6–1,7, priklausomai ar vienu metu dirba vienas ar daugiau branduolių. Operacinė sistema ir programos. Operacinė sistema ir programų paketas liko nepakitęs. Viena svarbesnių programėlių šioms planšetėms tai Tegra Zone, kurios pagalba galėsite rasti visas programėles pritaikytas Tegra procesoriui bei didesnės rezoliucijos ekraną. Navigacija ir GPS. Google Maps navigacija kol kas Lietuvoje neveikia, tačiau žemėlapis ir maršrutas yra nurodomas. GPS signalą planšetė pagavo labai greitai, net būnant pastato viduje. Taip pat gausu nemokamų GPS navigacijos programėlių Google Play parduotuvėje, kurios leis pilnai naudotis GPS galimybėmis kelyje. Baterija. Baterijos talpa Infinity išliko ta pati, tačiau Infinity baterija tarnauja valandą trumpiau nei Prime, tai yra maždaug 8–9 valandas paprasto naudojimo ar video žiūrėjimo ir 2 valandomis trumpiau nei Prime žaidžiant žaidimus, tai yra apie 3–4 valandas. Papildoma klaviatūra baterijos tarnavimo laiką padidina iki 6 valandų. 3G. Tai didžiausias šios planšetės minusas. Joje nėra galimybės naudotis mobiliuoju internetu. Tačiau tikimasi, kad 2013 metų pradžioje Asus išleis naują modelį su mobiliuoju internetu. Priekinė kamera. Infinity buvo atnaujinta priekinė vaizdo kamera. Prime buvo 1,2 megapikselio, o Infinity įmontuota 2 megapikselių. Kamera esanti planšečių nugarėlėje išliko ta pati. Stylus – tai įrankis skirtas planšetės valdymui bei laisvųjų rankų įranga viename. Jį galima sugrupuoti su bet kokiu įrenginiu Bluetooth pagalba. Šis įrankis skirtas Asus PadPhone, tačiau jį galima naudoti su visomis planšetėmis. Jo kaina apie 150 litų. Dėklas. Šio dėklo dėka galite apsaugoti planšetės ekraną bei naudoti jį kaip stovą, kuris leis planšetę pastatyti 60 ar 30 laipsnių kampu. Štai taip. Apibendrinant, Asus išsprendė visas buvusias bėdas Prime modelyje ir dar labiau jį patobulino. Tačiau vis dar nėra mobilio interneto galimybės. Šiuo metu tai pati pažangiausia Android operacinė sistema naudojanti planšetę rinkoje. Šio aparato kaina be klaviatūros apie 2250 litų.